Arnai, po pralaimėjimo Wolves komandai turėjot ir ilgesnę video sesiją ir pokalbį matyti su treneriais. Kas bandoma dabar akcentuoti, kaip užsivesti ir nusiteikti rungtynėms su Atėnų Panathinaikos? Kokie dabar svarbiausi darbai? Be abejo, analizuojame savo klaidas ir norime ištaisyti, tai čia pirmas dalykas, kas ypač tos klaidos, kurios kartojasi eilę rungtynių, tai tą norime išgyvendinti kuo greičiau ir tai yra dedami, kaip sakyti, dideli šauktukai ties tomis vietomis. Ir be abejo, tai norėtume jau perkelti artimiausias rungtynėse. Tai vėlgi viskas buvo, visa video peržiūra apie tai, kad jau kitos rungtynėse turim būti geresni ir nekartoti tų klaidų. Buvo tas prastas antras rungtynių kėlinys su Anadolu Efes, atrodo gynyba su Wolves irgi buvo nebloga. Kur dabar yra tos problemos, sakytum, kur durtum pirštu, ką reikia dabar taisyti labiausiai? Šiaip tikrai turime abiejose aikštelės pusėse tų problemų, jeigu gynyboje yra nemažai nesusikalbėjimo ir vienas prieš vieną gynyba tikrai šlubuoja, vėluoja pagalbos, tai tokios turbūt tokios didžiosios problemos, o puolime turbūt ta stagnacija irgi kažkiek norėtųsi didesnio judėjimo, didesnio kamuolio judėjimo, tada taptume pavojingesni kaip komanda, nes dabar atrodo esam kažkiek priklausomi nuo to vienas prieš vieną žaidimo daugokai, jeigu metimai neįkrenta, tai iškart stojam ir aišku, norėtųsi ir kažkiek būti greitesniem nei esame iki šiol. Žaisti prieš komandą, prieš kurią geras kamuolio judėjimas gali leisti susikurti progų, kadangi Panathinaikos nėra geriausia komanda gynyboje. Puolime, aišku, kita istorija, jie turi daug talento. Kaip reikia žaisti prieš tokią komandą, norint ją įveikti? Na, tai svarbiausia, kad būtų komandiniai veiksmai, aišku, kaip ir paminėjai, tas kamuolio judėjimas labai pagelbėtų, susikuriant gerus metimus ir iš to galėtume ir susikurti, galbūt antrus šansus lengviau būtų kurtis. Tai čia būtų vienas dalykas, kitas dalykas irgi nuo geros gynybos prasidėtų ir greitas puolimas, kas vėlgi palengvina taškų rinkimą. Tai visi šitie komponentai, aišku, jie atneštų tos teigiamo impulso ir geresnės energijos. O vėlgi gynyboje turim būti labai disciplinuoti, komunikuoti vienas su kitu aikšteliai ir kad nebūtų tų tokių kažkokių nesusikalbėjimų, kad tokio aukšto lygio komandos žaidėjai, jie iškart baudžia ir išnaudoja tas tokias klaideles. Na, turi visą žvaigždyną Panathinaikos, ar yra atskiri žaidėjai, kuriuos galbūt labiau akcentuojate žaidimo plane? Ne, vis tiek akcentuojam tikrai tos komandinius veiksmus labiau savo gynyboje, nes vėlgi tokia komanda, kur akcentuodamas vieną žaidėją gali labai greitai būti nubaustas kitų žaidėjų, tai akcentas yra ties komandinė gynyba daugiau.